Labas visiems, mano vardas Rafalas. Šiais metais sprendžiau padaryti savo tokį mažą iššūkį, iki rudens pasiruošti pusmaratonui. Tai dalinsiu savo rezultatais, darysiu tokius mažus blogus, žiūrėsim, kaip keičiasi mano būklė, kas gerėja, kas blogėja. Žiūrėsim, ar pavyks. Šiandien planuoju 5 km pabėgti lėtų tempų pasibandymui. Šiandien sausio 4 dieną. Prisnygo biškį, lauke labai gražu, vėjuota, bet miške tyliai. Varau, rasiu kur nors vietelę, kur pasidarysiu kokią mankštą ir pradėsiu bėgimą. Tiesą sakant, pirmą kartą prie minusų bėgu. Visada tik tai vasarą, pavasarį, rudenį bėgėdavau. Jaučiasi, kad apsunkintas kvėpavimas yra, o dar nėra netgi pusės kilometro. Įdomu, kas bus toliau. Yra jau pirmas kilometras, biškį šaltoka gal kol kas, bet manau, kad čia yra kol kas. Beje, dabar jau yra lygiai 2,5 km. Mano maks distancija yra 10 km. Tai nežinau, čia buvo 16 ar 17 metais Vilniaus maratone. Ir nuo to laiko porą kartų į metus išbėgo. Tai 5, tai 7 km. Daugiau ne. Graži labai panorama, bet ir kalniukas nemažas. Be to dar sniegas, slidu. Jungiausi pasakyti, kad jau yra 5 km. Tempas lygiai 7 pas mane. Visai neblogai, sakyčiau. Ėjau jau link namų. Žodžiu, biškį pasiklydau. Nuo to kelio. Bet jau dabar tą kelią radau, bet žiūrėkit, kada radau turniką. Nuo mokyklos laikų jau nekabėjau ant turniko, tai pabandysiu. Tai įdomu labai, kiek padarysiu. Dešimt yra. Atėjau prie stadiono, padarysiu tempimą ir būsiu pirmą treniruotę baigta. Tai ką, baigta treniruotė. Aš iš tikrųjų nesu bėgikas kažkoks, neturiu kažkokio detalaus plano. Tiesiog nusprendžiau, kad bėgiosiu kas antrą dieną, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį dažniausiai. Jeigu kažkokią dieną nepavyks, sekančią dieną bėgsiu. Kartais stengsiuos daryti kažkokią jėgos treniruotę arba ištvermės, gal pašokinėsiu. Žodžiu, kažkaip taip, jeigu kas turit kokį patarimų arba kažko galit pasidalinti naudingo, tai galit rašyti komentaruose. O aš jau tada baigsiu, eisiu montuoti vlogą ir tiek.
Tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, tai spauskit laikus.